Nesaldus tortukas ir cukrus. Trys draugai, tortukas, bananas ir grietinėlė, lipo aukštomis virtuvės lentynomis. Jiems reikėjo surasti cukrų, kuris pasaldintų nesaldųjį tortą. Prieš tai jie ieškojo cukraus įvairiose virtuvės vietose, ir ant stalo, ir duoninėje, ir šaldymo kameroje. Cukrus buvo kažkur prašapęs. Vienintelė viltis – toji spintelė, link kurios produktai sunkiai kopė. Buvo jau pavargę, norėjusi miego. Jie atsibeldė iki pat viršutinės spintelės. Drebančia iš susijaudinimo širdimi, tortukas pasibeldė į dureles. Iš pradžių niekas neatsakė. Taigi tortukas dar sykį pasibeldė ir šūktelėjo. Au, ar čia kas nors gyvena? Spintelės gilumoje pasigirdo duslus balsas. Užeik! Tortukas paprašė savo draugų jo palaukti ir į spintelę įėjo vienas. Viduje buvo prietema, tad tortas vos neužkliuvo ir nepagavo zuikio. Taigi, blausiame apšvietime sėdėjo 2 skardinės dėžutės. Jos pažvelgė į tortuką ir krenkštelėjo. Labas vidurnaktis, mano vardas Tortukas. Visą naktį ieškau cukraus, nes šeimininkė, kuri mane gamino, pamiršo įdėti cukraus. Esu nesaldus tortas, bet svajoju tapti saldėsiu. Tiesa, esu pasipuošęs Dr. Oetker pabarstukais. Taip pat kvepiu vaniliniu cukrumi. Tačiau iki tikros laimės man trūksta saldumo. Ir kuogi mes tau galėtume padėti? Paklausė rūškanų balsu pirmoji dėžutė. Galbūt pas jūs gyvena cukrus? Jeigu ir gyvena, tai ką? Piktai paklausė antroji. Norėčiau, kad atseikytumėte jo vargšų nesaldžiam tortukui, paprašė jis. Gausi cukraus, jeigu atspėsi 3 mįsles, pasakė pirmoji. O jeigu neatspėsi, niekada nebegalėsi grįžti į savo gimtąjį šaldytuvą. Liksi su mumis per amžius, pagąsdino antroji. Sutinku, beveik nedvejojęs pasakė tortas. Po to pagalvojo, kad šiaip ar taip, negavęs cukraus grįžti į šaldytuvą jis nebegalės, bet cukraus tortui negyvenimas. Gerai, tuomet pirmoji mįslė tokia. Žiemą vasarą su kailiniais, turi uodegą, bet nemiaukia. Kas? Micius, katinas Micius. Jis niekada nemiaukia, guli ant sofutės ir sapnuoja, drąsiai pasakė tortukas. Atspėjai, antroji mįslė. Ką tik gimė žalias, suaugęs geltonas, pasenęs juodas. Kas? Tortukas pasikasė pakaušį. Jis nežinojo atsakymo, todėl nusprendė, kad teks likti čia per amžius. Tik tegul dėžutės leidžia jam atsisveikinti su grietinėle ir bananu. Aš tik pasakysiu bananui, nepabaigė jis. Teisingai, bananas, pertraukė jį pirmoji dėžutė. Tortukas nudžiugo. Kas galėjo pagalvoti, kad ims ir netyčia atspės? O dabar trečioji užduotis, tarė antroji dėžutė. Vienoje iš mūsų yra cukrus, kitoje druska. Jeigu teisingai išsirinksi, tapsi saldus. Bet jeigu suklysi, į tave pribirės druskos ir niekada nebegalėsi būti tikru tortu. Tortukas ilgai rinkosi tarp kairės ir dešinės dėžučių. Bedė pirštu į kairę ir pasakė. Imu šitą, dešinę dėžutę. Juk tortai neatskiria kairės ir dešinės pusės. Dėžutė priėjo prie torto, atvėrė savo dangtelį ir riktelėjo. Paragauk, o dabar paragauk! Tortas lyžtelėjo baltą masę ir suprato, kad skonis iš tiesų saldus. Valio, nudžiugo jis.
Cukrus, it smagus lietutis pradėjo birėti ant torto šonų ir viršaus, gertis jos sluoksnius ir saldinti. Tapęs kaip reikiant saldus, tortukas atsisveikino su ruoščiomis dėžutėmis ir grįžo pas savo laukiančius draugus. Valio! 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 Džiaugiasi su jo grietinėlė bei bananas. Produktai laimingai grįžo namo į šaldytuvą. Tortas palaimingai užmigo ir sapnavo gražiausius sapnus. Ramu, kai ilgai lauktas svajonės ima ir išsipildo.